praėjo savaitę Druskininkuose ir kaip tu vertintum pasirengimo visą pradinę tai kas tau, ar tikėjais tokie krūviai, žodžiu, pačią sportinės pusės, ar tai yra sunku, nesunku, žinai, vis tiek Amerikai rašeisi tenais? Ruoštis tikrai ruošiausi ir lengva nėra. Ir sportuoju su vyrais, vyrai atvažiavo su tikslu ir mes tikrai sportuojame sunkiai ir dirbame iš visos jėgos. O kaip tie krūviai, sakykime, tau kaip naujokų? Aš nesakau, kad tu naujokas pagal fizinius dalykus, bet, žinai, vis tiek yra sistema trenerio kito, sava ir kaip krūviai. Krūviai nėra niekas tenais mūsų neperdirbs. Man krūviai nėra tikrai per didelį, atrodo viskas palaipsniui ir treneriai žino, kad mes norim palaipsniui gerinti formą, tai tikrai, kad būtų kažkas išskirtinio nėra. Kaip esminis klausimas, gal plačiau galėtum atsakyti, kaip pats sakei, kad pažinojai visus, tai kaip ir mes visi iš Teliko, ne? O asmeniškai tik tai su Marčium turbūt teko ir ten Kemzūra vis tiek iš paties krašto ir dabar teko susipažinti už arčiau, žinai, su visa chebra. Tai kaip, dažnai legendai ten sako, ten klausia, kaip atmosfera, žinai, ir visiems atsibostų, sako, puikia atmosfera. Tai va, žodžiu, iš tavo pusės, kaip chebra, kaip vyrukai, kaip viskas vyksta. Atmosfera yra tikrai labai gerai. Tokia komanda nesibuvęs, kad visi taip sutartų, nes visi turi vieną tikslą. Visi žaidžia už Lietuvą ir niekas asmeniškai čia neina. Aišku, vyrai dirba ir atmosfera, viskas eina su juokais ir kai reikia susiemam, padirbam linksmą autobuse, kur nors mes einam kur nors kartu visi, o čia tas visi skaido bairius. Malonu tikrai būtų šitą komandą. Tai prasme, ar palygintum su NCAA, žinai, tenais kaip ir čia, ar ten irgi ten chebra pakankamai draugiška, ne? Tikrai yra draugiška, visur yra draugiškumo, bet aišku, tenais daugiau yra individualus krepšinis, čia daugiau komandinis ir jaučiasi tai pati atmosfera ir už jos ribų. Ir plus dar ta rinktinės aura, ne, tokia? Tikrai tas Tai, sakykime, pačiam duoda daugiau, aišku, motyvacijos ir stengtis, ne? Aišku, kovoju ne už save, ne už savo asmeninius pasiekimus, o kovoju už Lietuvą, už tiek ir gali tokios didelės tradicijos. Dabar žiūrėk, jeigu palygintumėm pasirengimo, tai jo dar nedaug buvo, bet tarkim schemas jau kažkokias matėja, ne, visus derinimus taip toliau. Ar tai smarkiai skiriasi nuo to, kas yra propaguojama šitatuose, prasme, Jungtinės Amerikos valstijose? Aš kalbu ten, žinai, vis tiek, tu pamatei europinį krepšinį dabar savo iš vidaus. Gynyba yra labai panaši, nes treneris buvo atvažiavęs pas mane stažuotis, buvo atėjęs kelias varžybas ir mes kalbėjom tenais. Bet gynyba yra labai panaši. Aišku, kai kurios detalės skiriasi, čia priklauso nuo trenerio, bet puolime yra daug, visi dariniai man tikrai nėra pažįstami, tai man reikia adaptuotis ir ruoštis juos mokintis, bet kaip ir sakiau prieš tai, kiekvienas treneris turi savo schemas. Ir gali būti NCAA, gali būti žaisti per 15 sekundžių ataką, gali žaisti visas tas, kur būdavo 35, čia tikrai priklausys nuo trenerio, bet mes norim čia bėgti kuo greičiau ir žiūrėti. Tai skirtumo didelio nėra, tik tais, kad yra nauji deriniai. Tai ar tau juos peršrimsti pakankamai sudėtinga, ar vis dėlto žinai lietuvis? Ne, deriniai tikrai nėra sudėtingi, tik tais, kad reikia juos atsiminti, jų yra daug ir jie man duodami labai greitai, nes aš vis tiek yra pirmi metai, aš jų nebuvau matęs, daug kas iš čia, jie turi pranašumą, kad jie jau juos visus žino, o aš turiu sėdėti ir mokintis. Tai o tu žaidži dabar bent jau per treniruotės tave ruošia kaip gynėja ar kaip lengvo krašto puolėja? Kaip gynėja. Kaip gynėja. Na ir turbūt visi norės išgirsti, vis tiek patvirtink, paneik dar kartą dėl Žalgirio, kaip ten yra. Aš kontraktą tikrai dar su Žalgiriu neturiu ir Žalgiris yra labai gera komanda, bet nieko aš dar nesu tikrai pasirašęs. Aš žinau, kad mano agentas dirba ir yra daug kitų pasiūlymų, tai mes žiūrėsim, kaip bus.